Apsirūkiusi bobutė įžengė į Macimą su pieštuku už ausies ir užrašų knygutėmis, vietoj veido džinsinė šluota. Pasikviečia pardavėją. Atneškite man kilogramą stebuklų ir porą stebuklingų guminukų. Pardavėja pažiūri į ją įtariai. Močiute, gal jūs norit obuolių? Mes dabar tik juos turim. Bobutė atsistoja, užsideda akinius ir žiūri į vaisių skyrių kaip į konferenciją apie kvantinius kompiuterius. Obuoliai galima ir su jais stebuklus padaryti, bet tik jei užmiršiu įkišti į šaldytuvą. O kur pas jūs raudonos juostos? Ir kai kurių produktų magija suaugusiųjų skyriuje. Tuo metu iš už kampo išeina narkomanas su šaldytuvu ant pečių ir sako: Močiute, aš čia pagal planą ieškau atostogų, bet kažkodėl jis neatvyksta. Bobutė jam mesteli žvilgsnį, atsidaro Macimos gėrimų skyrių ir šypsodamasi sako: Pakeisk ledus į tuos, kurie atneša jūrų bangas, tik tada galėsi pamatyti didelį stebuklą, kai po savaitės užtrauksim šio prekybos centro stogą. Petriukas pasirodo tarp šaldytuvų su maišu sausainių ir sako: Bobutė, ar tikrai šaldytuvai veikia kaip emocijų reguliatoriai? Bobutė atsisuka. O taip, brangusis, bet svarbiausia niekada nepamiršti sušalti nuo saulės per juodąją savaitę.